Internautai netruko pastebėti, kad tokie pat aparatai arba, bent jau panašiai atrodantis internete kainuoja 4, o kartais netgi 5 kartus mažiau negu kad buvo skelbta viešoje erdvėje. Kyla natūralus klausimas, tai ką, pirkdami mašinų taršos matavimo aparatus aplinkosaugininkai permokėjo? Štai yra šiek tiek akceleratorius spusteltas. Labai panašiai kaip vyksta ir technikinės apžiūros metu, taip? Iš principo tai beveik identiškai, sakyčiau, vis tiek tie patys parametrai matuojami, tas pats principas. Įranga kažkokia čia tokia, reikėjo naują įrangą įsigyti, taip? Taip, vykdom vis dar pirkimus, jau matot pirmuosius rezultatus, tai čia yra matavimui benzininio variklio skirtas, tai anglies monoksido koncentracija, matuoja kitus parametrus su benzininiu variklio darbu susijusius. Tai šitas automobilis nėra taršus, jis išlaikė visus reikalingus parametrus ir galim atspausdinti kopiją vairuotojai, kad matavimai buvo sėkmingi. Ar tikrai aplinkosaugininkai galėjo permokėti už taršos tikrinimo aparatus? Klausiau aplinkos apsaugos departamento atstovės Laimos Grižaitės. Sveiki. Sveiki. Tai kiek ir kokių aparatų pirkote ir už kiek? Pirkome kol kas 2 aparatus. Išmetamųjų dujų analizatorius, vieną benzininiam varikliui, kitą dizeliniam varikliui ir priedus. Į komplektaciją įėjo dar pakrovimo baterija tiems aparatams, vežimėlis ir sūkių matuoklis. Ir kokia buvo kaina? Bendra kaina su PVM šito viso komplekto buvo 13 310 eurų. Tai čia ne vienas aparatas atskirai, o ir benzininio, ir dizelinio, ir dar priedai, ne? Benzininio variklio tas analizatorius yra šiek tiek brangesnis, jisai kainavo 5 maždaug 200 eurų su PVM, o dizelinio variklio beveik 5 000, nepilnai 5 000 eurų su PVM. Tai čia apie 10 000, dar 3 000 priedai, ar ne? Kokie tai priedai? Taip, tai iš tų priedų brangiausias buvo sūkių matuoklis, kuris bene 2,5 tūkstančio kainavo, įkrovimo baterija ir vežimėlis, nes inspektoriai jo nepaneši, jį reikia atsivežti prie tikrinimo vietos, tai tas vežimėlis dar kainavo. Baigti mokymai dirbti su įranga, tiek matuojant benzininių, tiek dizelinių variklių, tai yra 2 skirtingi aparatai. Taip pat reikalinga baigti specialius kursus, kurie suteikia teisę vairuoti automobilius su specialiais šviesos bei garso signalais. Kaip pirkot aparatus? Internete ieškojot, ar atėjo kažkas pasiūlė? Be abejo, tą kažkokią tai orientacinę kainą, tai prieš vykdami pirkimus pasižiūrėjome, bet vykdėme, kaip ir įprasta, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu pagal mažiausią kainą, kuri buvo pasiūlyta tiekėjo. Tai čia ir buvo mažiausia kaina, kurią atėjęs vienas iš tiekėjų pasiūlė? Raštu atsiuntė mažiausią kainą. Ar yra į kainą įskaičiuota jų priežiūra? Taip, kaip ir įprasta tokiais atvejais. Tai tas pardavėjas dar atliks techninę priežiūrą to aparato? Techninį palaikymą, kitaip sakykime. Jūs planuojate įsigyti ir daugiau, ar ne, tokių aparatų komplektų? Taip, ketinama įsigyti, nes yra aplinkos apsaugos departamente 5 valdybos, kurios vykdys šituos tikrinimus. Tai norime užtikrinti, kad jos visos turėtų po tokį komplektą. Tai nepermokėjot? Manau, kad ne.